šiandien jau to gausioj, labai plačioj srityje, kurią mes vadintume ufologija ir be kita ko sunku ją taip jau konkrečiai būtų apibrėžti. Joje mes galėtumėm apčiuopti ir kitas tėkmes, kurios tarpusavį viena nuo kitos skiriasi labiausiai galbūt požiūriu į nežemiškas civilizacijas. Skirtingos tėkmės pasidarė net prieštaraujančios viena kitai, jie nelabai sutardavo tarpusavyje, o būtent dažniausiai to požiūriu. Pirma, tai būtų tokia, kuri laiko, kad nežemiškų civilizacijų egzistavimas yra tik tikimybė ir jeigu yra kažkas tikrai kažkokia dalis objektų, kurie sunku paaiškinti, tai mes greitų laikų paaiškinsim, galbūt tai dar nežinomi gamtos reiškiniai. Kita tokia tolimesnė kryptis buvo ta, kuri laikė, kad visgi turint minti visatos dydį, tų planetų milijonai skaičiuojamų kiekį ir vis atrandamų planetų, kurios panašios į Žemę. Ir turint minti tai, kad pagaliau gyvybė nebūtinai gali apsireikšti visatoje tokia forma, kaip mes žemiečiai esame ir panašiai. Turint visą tai minti, ta kryptis ufologų pripažino, kad nežemiška gyvybė tikrai egzistuoja. Tai yra kita dar gyvybė, negu kad mes pažįstame Žemėje. Kita gyvybės forma, kuri mums vadintųsi svetima. Ar ten alien, pagal tą žodį, kuri reiškia tiek ir kitą, ir svetimą, ir nepažįstamą. Tačiau dar galbūt santariau buvo žiūrima ir buvo laikoma, kad jeigu ir yra vienas kitas ten iš tų gausybės NSO, kas yra būtent net pažintas skraidantis objektas ar kažkoks reiškinys, tai aišku iš jų dažniausiai po šiai dienai lieka koks tik tai 10-20% nepaaiškinamų, tikrai neįkertamų visais parametrais reiškinių. Jeigu ir lieka tas nedidelis procentas, tai galbūt, kaip teigia ta šalininkai tos krypties, kad galbūt tai gali būti visgi tos nežemiškos civilizacijos atstovai, kurie, jeigu jie pranoko daug kartų mums įsivaizduojama technologijų vystymasi ir galėjo atvykti, apsilankyti kažkur netoliese, galbūt tai yra jų kosminiai laivai, kuriuos mes matome arba užfilmuojame, užfiksuojame. Ir tolimesnė kryptis buvo ta, kuri teigia, kad ne tik, kad yra iš tikrųjų nežemiškos civilizacijos, ne tik, kad jie lankosi neabejotinai čionais, nes visgi užtenka 10%, užtenka 1% ar netgi kelių atvejų tų, kurių pilnai nepaaiškinamų apsilankymų, apsireiškimų, tam, kad pripažinti, jeigu yra vienas, sakykime, tai reiškia viskas, tas keičiasi nuo to laiko. Jeigu tu tikrai žinotum, jeigu tu būtum įsitikinęs arba tu galėtum pilnai rodyti vieną vienintelį atvejį nežemiškų civilizacijų apsilankymo, buvimo čionais, nusileidimo Žemėje ir dalyvavimo. Viskas, to užtektų, to nereiktų tyrinėti dar ten, sakykime, 100 000. Ta visa koncepcija, visa ta pasaulėžiūra, kuri dominuoja Žemėje, keistųsi nuo to laiko. Tik tai paprastai mes nelabai net įsivaizduojam, kokiu būdu galėtų tas virsmas vykti. Ir yra tokia galimybė, kad galima būtų objektyviai pateikti kažkokį šiais laikais pilnai įrodymą. Bet kokio fenomeno. Mes gyvenam tokioje epochoje, ypač dabartinėje kompiuterinėje eroje, kaip pagalvojus, kad nežinau, net sunku būtų sugalvoti būdą, kaip tu galėtum tą tikrai viešai paskelbti. Bet mes dar pakalbėsime apie tai, čia jau daugiau apie išviešinimą ir apie tą visuomenės ir žiniasklaidos valdymą. Taigi ekstremalesnė ir pati galbūt ekstremalistiškiausia ufologijos kryptis, kurią mes jau beveik imame pasiekti, tai ir būtų ta, kad ne tik yra lankomasi nežemiškų atstovų Žemėje, ne tik jų yra pėdsakai palikti, jų apsilankymai užfiksuoti ir tiek dabar, tiek praeityje, galbūt senesnėse epochose, apie tai mes irgi kiek spėsim, gal paminėsim. Bet taip pat jie buvo nusileidę, kaip teigiama, ir netgi galėjo kontaktuoti tik su eiliniais žmonėmis asmeniškai, kažkokia forma, kokia tai bebūtų, tiek jau pati ekstremaliausia kryptis ufologijos teigia, kad tie kontaktai buvo su didžiųjų valstybių, didžiųjų šalių valdžios atstovais ir žinoma, tie kontaktai buvo nuslėpti, tai buvo netgi padaryti sandėriai, kaip yra teigiama, su viena galbūt ar keliom iš ateivių rasių. Šiuo atveju galima būtų įterpti tokį dalyką, kad dažnai įsivaizduojama, kad esam, sakykime, mes ir esam ateiviai ir ufologija užsiema tokių požiūrių, bet aišku, kaip ir Žemės, jeigu mes žvilgtersim gyvybę, kas dedasi Žemėje, pamatysim, kokia įvairovė iš tikrųjų gyvybės formų ir rūšių yra tose vietose, kur mes net nesitikim, kad yra ten iš viso gyvybė. Tai lygiai taip pat yra visatoje, kaip teigiama, ir be abejonės, jeigu tik tai pradedi galvoti apie, tai galbūt yra dar kažkokia gyvybės forma, kitokia negu mūsų, tai reiškia, yra ne viena ta forma, reiškia, jų yra begalybė iš tikrųjų. Tas leidžia už tai
grįžti atgal prie tos prielaidos, kad galbūt su viena iš kažkokių tai... Čia yra hipotezė, kad su viena iš tų civilizacijų, su kažkuriais jų atstovais galėjo būti sandėris. Galbūt kitiems atstovams net nebūtinai žinant, nebūtinai pritariant. Viskas yra kaip ir po Saulė, taip sakant, visatoje, kaip teigiama. Tas dalykas yra labai arti visada mūsų, tai yra visuomenės valdymas ir mūsų politinė visa situacija, pagal kurią mes galim taip pat orientuotis kartais įspręsti, kas vyksta, kodėl yra tokie pareiškimai, kodėl yra kažkas slepiama. Ar būtų tai slepiama, jeigu tai žinotų, kaip kalbant apie būtent tą paskutinę mūsų minėtą ufologijos sritį, kuri teigia, kad valdžios atstovai slepia kontaktus su nežemiškom civilizacijom. Skamba labai žiauriai, labai aštriai, labai neįtikinamai. Ir netgi tai yra, jeigu teigiama, kad jeigu yra buvę kosminių laivų avarijos kažkokios, tai kažkas yra nukrytę arba bent yra nuolaužos rastos kažkur, galbūt iš senų laikų nukritusių objektų. Jos yra, aišku, uždarai tyriamas. Ir, sakykime, bent elementari logika mums ką sakytų, kad jeigu tai būtų iš tikrųjų, tai būtų tikrai taip, mes tikrai to nežinotume. Ir tas mums pilnai rodo tai, kad jeigu tai yra, tai mes to nežinom ir mums belieka tik tirti. Jeigu tai to nėra, mes irgi nežinom. Nu, bet vienu ar kitu atveju tai nėra taip lengvai pasiekiama. Tačiau galiausias tas tyrimas, kurį galbūt mes, jeigu prieisim antroji paskaitoje, labiau vestų prie to, kad ši problema ir daugelis jų iškeltų ufologijoje, jeigu mes tai žiūrime kaip siauras rytį, atitiktų tai, kas yra šiaip žmonijos keliama kitose dvasiniuose ieškojimuose. Tie dalykai siejasi labai keistais kartais, netikėtais kampais ir iš tiesų domintis tas rytim, kuo giliau ir viskas pradeda sėtis ir apsijungti, tai matosi, kad jeigu norėtum pilnai įsigilinti ir spręsti tą problemą, bent filosofiškai, sugrįžti prie to paties amžino gal klausimo daugelių žmonių, kas mes esame, iš kur mes esame patys atėję, kokia mūsų egzistencija, kaip mes čia gimstame žemė, iš kur atsirandame ir kokia mūsų tikrai vieta visatoje, koks mūsų dydis, ar jis tikrai yra toks ribotas, kaip mums kasdieninis gyvenimas verčia mus tokiais jaustis dažniausiai, taip drįstu teikti. Taip, aišku, mes visada stengiamės vaduotis iš to, bet tai yra tokia mūsų duona, kad mes esame ribojami, mus bando įtikinti, kad esame čipsų picos ir alaus darinys, kad mes gyvenam ilgai, kad mes esame labai uždari, užbaigti, kad nieko nėra aplinkui, yra tik šaltas kosmosas, tuščiamės vienintelį žemė. Aš manau, ta viena iš tų mūsų minėtų ufologijos pakraipų, kuri mano požiūrė aš ją vadinčiau labiau konservatyvę, kuri visiškai nepripažįsta nežemiškų civilizacijų buvimo, gal tik tai kaip tokia šiokia tokia tikimybė palaiko tai. Ir jinai argumentuoja to, kad reiškia tiesiog nėra jokių įrodymų tame, bet greičiausiai tas yra šiuolaikinis toks dalykas, pakankamai nenatūralus netgi žmogui taip galvoti, jeigu mes atsigręžtume į senesnes kultūras ir civilizacijas, mes pamatytume, kad daug natūraliau žmogui buvo visai kitaip jaustis, visai kitaip suprasti visatą ir tą jos gyvybę visko, kas yra aplinkui, ir su kuo mes esame susieti. Ir tas atsiskyrimas gal yra net įtakotas tokio technokratinio mūsų amžiaus, kur dominuoja individualizmas ir didžiulis žmogaus pasipūtimas išsivysto ir to, kad jis yra vienintelis, pats protingiausias, vienintelis gebantis būti toksai ir daugiau nėra būties lygios jam visatoje.